per Estiją, Latviją, o mūsų šalį pasiekė šiandien ryte. Deglo liepsna jau perduota Pasvalyje, Panevėžyje. Netrukus Baltijos asamblėjos deglas ir Baltijos asamblėjos delegacija, kurią sudaro Lietuvos, Latvijos, Estijos parlamento nariai, bus Ukmergėje. Asamblėjos deglas, kurio liepsna pavirsis šimtus ir tūkstančius liepsnelių, kurių šviesa ir šiluma sklinda po visą Pabaltiją, kviesdama prisijungti prie Baltijos kelio 20-mečiui skirtų renginių. Vėl pajusti anuomet išgyventus jausmus, įvertinti laisvės kainą. Likimas ir geografinė padėtis Ukmergėje lėmė būti tų didingų dienų dalyvė ir liudininkė 1989-aisiais. Šiemet Ukmergėje suteikta unikali proga pasidalinti šią liepsną su 10 savivaldybių žmonėmis, vėl stojusiais į Baltijos kelią. Džiaugiamės ir didžiuojamės mums suteiktą teisę ir pareigą. Mėly ukmergiškiai, brangus bičiuliai, mes atvykstame čia nešini šio deglo iš savotiškos maldingos kelionės, kuri prasidėjo vakar ryte, kai prie Estijos parlamento buvo uždegta ugnis, kurią nešame jau per štai 3. šalį ir kuri to jau tiesiai iš Ukmergės vyks į Lietuvos širdį Vilnių. Ši ugnis tai priminimas ir įpareigojimas. Priminimas tos dienos, kai prieš 20 metų daugiau negu 2 milijonai mūsų tame kelyje per 3 valstybių sostinės savo gyvą žmonių širdžių grandinę parodė pasauliui, kad mes esame verti laisvės, kad esame pribrendę valstybingumui ir kad esame pasiryžę demokratijai. Baltijos asamblėja, minėdama 20-asias metinės dienos, kai protestuodami prieš Molotovo-Ribentropo paktą, milijonai estų, latvių ir lietuvių susikibo rankomis ir sudarė 600 km gyvą grandinę Talinas-Ryga-Vilnius, reiškia nuoširdžią padėką ir pagarbą už išskirtinius nuopelnus Baltijos keliui 1989 m. rugpjūčio 23 dieną. Tuos raštus pasirašo Mantas Adomėnas, Baltijos asamblėjos prezidentas, Janis Reirs, Baltijos asamblėjos viceprezidentas nuo Latvijos ir Trivimi Veliste, Baltijos asamblėjos viceprezidentas nuo Estijos. Šie raštai yra skiriami Kęstučiui Griniui, Sauliui Skudului, Rimantui Aukštuoliui, Arvidui Pėšinai,
Vydui Krukštaponiui, Romui Klyviui, Gintautui Stankaičiui, Vandai Piešinieniai, Stasiui Žižiui, Vytautui Laugaliui, Juliui Zareckiui ir Audriui Žilėnui. Ačiū Jums, ačiū Jūsų kraštui už šį priėmimą šiandien, už tas pastangas prieš 20 metų, o dabar bus įžiebiama ugnis, paimta nuo Baltijos šalių vienybės deglo.